Gerą dieną, kas nutarė užsukti į šį kanalą, pasiklausyti įrašo šito. Ir šį kartą nutariau pakalbėti apie pavydą, kuris aktualus tikrai kiekvienam. Ir jeigu kažkas pasakytų, kad aš esu nepavydus, tai bet kokiu atveju manau, kad esi melagis, pamilavai šiuo atveju. Pavydas yra labai daugiriopas ir turi įvairiausių atšakų, lygiai taip pat kaip ir puikybė. Pavyzdžiui, puikybė, daug kas pasakys, aš tikrai nesu išpuikęs, bet, pavyzdžiui, ta puikybė gali pasireikšti, kai tau gėda yra pasakyti, kad tau nepavyko pagaminti maisto, ar ne? Kaip labai dažnai šeimininkės neždamos kažkokį pyragą arba patiekalą svečiams, iš karto dar neėjus į kambarį jau pasiteisina, oi čia nepavyko, oi čia taip neblogai, oi čia taip viskas kažkaip diena tokia bloga, ingredientai netinkami kažkokie buvo, gal kažkas ten blogai, na, vat nepavyko. Tai irgi tam tikra puikybė, kai mes galbūt gėdėjomės pripažinti, va, taip, nepavyko, arba ten, arba tikimės, kad mus pagirs, pasakys, oi, tu nepergyvenk, viskas gerai, mes viską suvalgysim, nu kągi mes iš kaimo visi paprasti žmonės. Taigi, bet šį kartą apie pavydą. Lygiai taip pat su pavydu kažkas pasakys, aš ką turiu, man to užtenka ir aš nepavydžiu. Bet, pavyzdžiui, tas meilės pavydas aktualus tikrai. Mes čia tikrai reikia būti labai žmogumi stipriu, kad nepavydėt meilės. Kai tu esi stiprus ir moki džiaugtis už kitą, kuris yra mylimas. Ką turiu omeny? Nes jūs pasakysite, kad meilė yra gerai, bet kokiu atveju niekada nepavydėjau. Bet pavyzdžiui, žiūrėk, matai žmogų, kuris yra daug prisikaltęs, yra daug padaręs blogų dalykų. Ir matai, kad jį priėmė, pavyzdžiui, į darbo vietą, už kurią tu kovojai. Į kažkokią, nežinau, poziciją, kuri yra pakankamai sunku užsitarnauti, kad ten paskirtų. O ten paskiria, pavyzdžiui, žmogų, kuris nei išsilavinęs, nei tai, kad tu matai, kad jis kažką sugeba ir taip toliau. Tu pasakysi čia ne apie meilę, bet kokiu atveju šiaip savo nieko neskiria kažkur. Nu, bet čia irgi galbūt neteisingai, gerai. Gal netiesioginė prasme, aš truputį taip kalbu, nes vedu link tos pagrindinės minties ir pavyzdžio, apie kurį kalbėsiu. Galbūt pasidarysiu jums aiškiau. Ir kalbėsime apie tokį matą, muitininką, kuris būtent, kad buvo atmestas visų žmonių, buvo paniekintas, nes jis užsiėmėjo nelabai gerais darbais, nors tai ir buvo oficialus darbas. Jis neturėjo jokių ryšių ir neturėjo draugiščių, nes tas draugystės ir ryšius pardavė, kadangi jam reikėjo bendradarbiauti su okupantais. Ir dabar, kad būtų aišku, skaitau ištrauką ir jums pasidarys viskas tada labai aiškiai. Taip, čia yra kanalas apie tikėjimą ir ištrauka bus iš Evangelijos pagal Matą. Taigi pasiklausykite, bet jeigu išgirdai apie tikėjimą, tai neskubėk išjungti. Čia tikrai labai įdomus dalykas. Taigi, iškliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų vardu Matas ir tarė jam, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Toliau aš dar vėliau paskaitysiu truputį dar toliau, kas buvo, bet pradžiai užteks tiek. Pradžia yra labai, atrodo taip, iš pasakos. Sėdi žmogus darbe, muitininkas, ar ne, sėdi kioske savo, truputį vėliau plačiau papasakosiu, kas tai buvo. Praeina šalia žmogus, kuris sako, sek paskui mane, tas palieka labai patogią profesiją, kuri, ne profesiją, uždarbį gerą. Palieka, sakykim taip, palieka labai gerą uždarbį. Ir seka paskui nepažįstamą visai žmogų. Taigi, apie ką čia eina kalba? Pastatyk save į jo vietą, tu dirbi savo darbą, nežinau, galbūt ten arba šluoji gatvę, galbūt tu šluoji, nežinau, galbūt tu dirbi banke, galbūt tu, nežinau, verslininkas. Kažkas ten dar, kažkoks ten, nežinau, pagal mūsų laikų žmonės žiūrint, tai labai sėkmingas žmogus. Užsiimi savo reikalų.
tu per daug apie nieką negalvoji, tu turi savo tikslą ir dirbi. Užsiėmęs ir šalia praeina kažkoks žmogus, pažiūri į tave ir tu staiga viską palieki ir eini paskui jį. Kas turėjo atsitikti? Dabar mes kalbėsime apie Matą ir bendrai apie tą situaciją. Žiūrėkit. Kaip sakiau, Matas buvo labai nemylimas žmogus. Kokia buvo situacija? Jeruzalėje tuo metu, kai Jėzus pradėjo savo viešą veiklą ir prieš tai ir po to, dabartinė šventoji žemė buvo okupuojama. Jeruzalė buvo okupuota, Izraelis, tiksliai sakant, Izraelis. Ir ta okupacija romėnų, Izraelis buvo okupuojamas romėnų. Romėnai labai taip gudriai, kaip ir visais laikais, jie įdarbino žydus, kad jie dirbtų ant okupantų, tai yra ant romėnų. Ir Matas būtent, kad buvo įsidarbinęs dirbti okupantams, romėnams. Ir tas darbas jo kaip atrodė, kad jis rinko mokesčius iš žydų, iš savo tautiečių, iš savo brolių, seserų, iš savo kaimynų, pažįstamų. Ir ten, kad būtų, paaštrinta, kad jūs suprastumėt, kodėl tai buvo labai svarbu, kodėl tai buvo tas muitininkas Matas labai nemylimas. Jis neturėjo atlyginimo, Matas jokio atlyginimo neturėjo. Ir jo atlyginimas buvo, pavyzdžiui, kad žmogus ateina ir turi susimokėti 20 pinigų mokesčio ciesoriui ir valstybei. Ir Matas, kadangi neturi savo atlyginimo, jis tą oficialiai darė. Vietoj to, kad sakyt 20, jis sako 40. Jeigu blogos nuotaikos, sako 120, kaip pavyzdys. Ir 20 eina pinigų į kasą, kad tai yra mokestis, na, o likusi pinigai eina į jo kišenę. Ir patikėkit, muitininkai buvo labai turtingi. Ir vienas iš tų tokių žmonių, kurie plėšė akivaizdžiai pinigus iš paprastų žmonių, kurie dirbo paprastą darbą, plėšė tos pinigus, kurie negalėjo išlaikyti savo šeimos ar ne apiplėšti. Tai buvo Jėzaus mokinys, vienas iš jų buvo toks. Ir būtent ta mokinystė pas Jėzų prasidėjo būtent šią akimirką, kai šalia ėjo Jėzus ir jį pažiūrėjo. Tai tai dar ne pabaiga. Ten dabar prasideda būtent įdomiausi dalykai. Įsivaizduokit tą Matą, kuris dirba tą darbą, ateina pas jį tautiečiai, ateina jo kažkada buvę draugai, ateidavo ir Jėzaus mokiniai dar kažkada, ar ne, ateidavo Petras, geriausiai mums žinomas apaštalas, kuris irgi sumokėdavo tą duoklę, susimokėdavo mokestį. Įsivaizduokit dabar, kaip į tą Matą žiūrėjo tie, kurie ateidavo apmokėti to mokesčio. Kaip į jį žiūrėjo ir kaip paduodavo jom tos pinigus. Įsivaizduojat? Jiegi viską tą žinojo. Jiegi žinojo, kad muitininkai yra kolaborantai, kad jie dalį pinigų pasiima savo, tiesioginė prasme galima sakyti plėšia. Ir tam Matui pinigus tiesiog mesdavo. Nežinau, ten galbūt ir prasivardžiuodavo ir pavadindavo jį labai negražiai. Ir jis visą tą nuolat girdėdavo, bet reikėdavo nuryti, nes geri pinigai, ar ne? Ir manau, kad kuo toliau, kuo dažniau su tavim taip elgiasi, tu dar labiau užkeli tos mokesčius. Čia jau galima irgi gilintis, mes apie tai nežinom ir būtent ne apie tai yra geroji naujiena. Tiesiog, kad mes suprastume, kad tas Matas buvo labai nemylimas. Ir kaip į jį žiūrėjo, nes būtent tas žvilgsnis ir žiūrėjimas yra šiuo atveju labai svarbus. Kas vyko toliau? Prie to nusidėjėlio muitininko, kuris ten dirba savo darbą, staiga eina kažkoks jam nepažįstamas vyras. Jis Jėzaus visiškai nepažinojo, negirdėjo, kaip jis kalba, negirdėjo, apie ką jis kalba, bet jam užteko vieno žvilgsnio, kad jis pradėtų sekti Jėzumi, kad jis viską paliktų. Ir dabar pasigilinsim, apie ką čia eina kalba. Originalas Evangelijos yra graikų kalba parašytas ir ten tas žodis pažiūrėjo, kai Jėzus pažiūrėjo į muitininką Matą, ten yra pavartota ta prasmė,
tas žodis, kad Jėzus nusistebėjo. Žodis panašus kaip žodis teatras. Teatro. Mes ateiname į teatrą, kažką pamatom, tai mus perkeičia, mes plojam, mes išeinam kupini emocijų. Jeigu kažkas buvo paskutinį kartą teatre ir labai pasipiktino arba jam labai nepatiko, bet dažniausiai, jeigu į gerą nueisim spektaklį, tai išeinam sužavėti, išeinam turėdami apie ką pakalbėti, ar ne, jeigu žiūrėjom ne vieni. Ir šiuo atveju Jėzus pamatęs tą muitininką Matą, jis jo susižavėjo. Ir Matas pamatęs, kaip į jį žiūri Jėzus, būtent kaip ant to paveikslo, kurį nutapė Kavaradžio. Ten aš tikriausiai įkelsiu, kad nuolat matytume šitą vaizdą, kažkaip ten padarysiu. Ir būtent ant to paveikslo Kavaradžio yra pavaizduota, kad Jėzus įeina į tą muitininko darbo vietą, ten kažkokį tamsų kambarį. Kartu įeina ir Petras ir dar vienas mokinys. Ir Jėzus iškėlęs dešinę ranką ir tokį pirštą, jis simbolizuoja kartu tas iškelta ranka ir tas truputį sulinkęs pirštas, kaip žinot, yra paveikslas apie žmogaus sukūrimą. Ir ten tarsi du pirštai prisiliečia vienas kitą, Dievo ir žmogaus. Ir čia lygiai tai tas pats yra, kai Jėzus iškeldamas tą pirštą ties Matu, tarsi jį sukuria naujai. Petras už nugaros stovintis, ant to paveikslo pavaizduotas, lygiai taip pat tarsi parodijuoja Jėzų, iškeldamas irgi tą ranką. Jau truputį žinom kontekstą, nes Petras irgi nemylėjo Mato. Ir irgi gali įsivaizduoti, eina Jėzus su savo mokiniais ir sako, užeinam ten. Petras tikriausiai, kuo mes ten eisim, ar ne? Ką tu ten pamiršai, tengi tas sėdi, aš jo negaliu pakęsti, čia mūsų plėšikas, jis, kuris išdavė mūsų tautą, tas, kuris bendradarbiauja su okupantais. Įsivaizduoja tą neapykantą. Ir jis būtent yra pakviestas irgi laiminti tą žmogų, jam linkėti gero. Ir va būtent tas yra, čia būtent yra įtampa tos meilės ir pavydo, kai mes pavydim, kad kitam yra duotas šansas, kitam yra duotas meilės ženklas, kad ir jis, kuris pridarė nesąmonę, jis yra mylimas. Taigi, grįžtame prie Jėzus, kuris ateina ir tarsi kaip į teatrą pažiūrėjo į Matą. Ką tai reiškia? Kad jis susižavėjo. Ir ant to Rembranto, atsiprašau, ne, Kavaradžio Rembrantas jau, ant Kavaradžio paveikslo yra būtent pavaizduota, kad Jėzus žiūrėdamas į Matą, o Matas ten nėra konkrečiai parodyta, kuris iš tų trijų, kurie sėdi, kuris iš tų trijų muitininkų yra būtent Matas. Tikriausiai tas, kuris yra sėdi, nuleidęs galvą ir pirštų rodydamas į kitą žmogų, tarsi sakydamas savo laikyseną, kad į mane taip žiūrėti negali. Į mane tokiu žvilgsniu niekas nežiūri. Tikriausiai ne į mane ir savo pirštų rodo į kitą žmogų. Tikriausiai tu į jį žiūri, ar ne? Tikriausiai tai būtent tau reikalingas tas kitas. Mane taip negali mylėti tuo žvilgsniu. Mes žinom, ką reiškia, kai į mus žiūri mylinčių žvilgsnių. Kartu tas žvilgsnis, ten būtent graikų kalboje yra tas parduotas žodis, kuris vėlgi truputį yra vartojamas lygiai taip pat, kai yra aprašomi 7 pasaulio stebuklai, kai tu pamatai ir tu stebiesi. Ir čia būtent tas dar vienas tas paaiškinimas apie tą Jėzaus žvilgsnį. Gali ir savo atžvilgiu lygiai taip pat tą patį įsivaizduoti, pagalvoti, pamedituoti, kad į tave žiūri kaip į vieną iš pasaulio stebuklų. Kad Dievas į tave taip žiūri. Žmogus irgi moka mylėti. Bet ką esu kaip kunigas išgyvenęs, tai va būtent, kad esi mylimas Dievo ir žinai, kad joks žmogus taip tavęs nemylės. Labai dažnai tikiesi iš kitų žmonių gauti kažką panašaus. Nepavyks, jeigu netgi esi mylimas arba mylima labai ten artimo žmogaus. Bet neišgyvenęs tos Dievo meilės tikros, tai yra
nepalyginami dalykai. Tad evangelistai, kurie aprašo būtent šitą įvykį, Jėzų mato pašaukimą, būtent pavartoja yra tą žodį kaip po nuostabą pamačius vieną iš pasaulio stebuklų. Žmogus yra pasaulio stebuklas Dievui. Jis kiekvieną iš mūsų myli būtent taip stipriai, į mus žiūri kaip į pasaulio stebuklą. Tu esi ypatingas. Jis žino praeitį, bet jis ir žino tavo ateitį. Jis žino, koks žmogus gali būti nustabus, kai jis leidžia savo kūrėją į savo gyvenimą. Kai leidžiasi kūriamas toliau. Ne tai, kad mane suformavo, pas mane buvo blogi tėvai, bloga mokykla, blogi mokytojai. Ir aš jau toks esu. Ką padarė, tą padarė su manim pasaulis. Bet šiuo atveju Dievas ateidamas į Mato gyvenimą, į Mato pasaulį, jį perkuria, jį sukuria naujai. Prisimenam apie tą Jėzaus iškeltą ranką ir pirštą, kurianti Matą iš naujo. Ir vėliau pasakyti žodžiai, sek paskui mane. Užteko tų žodžių. Ir dabar aiškiau, aš manau, iš karto ta ištrauka pasidaro aiški. Nes mes galim skaityti tą Evangeliją, pavyzdžiui, fanatikas gali paskaityti, atsiprašau gal, kad taip vadinu fanatiku, bet, neįsigilinus, taigi Jėzus pasakė, ar ne, sek paskui mane, ne šiaip savo kas. Taip, Jėzus, bet jis tikrai labai myli ir su ta meilė ypatingų dalykų yra padaręs. Bet jis yra Dievas ir žmogus ir šiuo atveju neturėjo ypatingos galios, pakeisti žmogaus valią, jo apsisprendimus, nes jeigu žmogus yra užkietėjęs savo, kabutėse, tiesoje, kaip tie fariziejai, kaip tie fariziejai visi rašto aiškintojai, ten vienas kitas tik atsivertė išgirdę Jėzų, pamatė, ką jis padarė, o visi kiti matė gražiausius stebuklus, bet piktinosi jo negalėjo pakęsti. Ir Matui būtent, kai jis pamatė tą žvilgsnį, kai juos stebėsi, jam užteko tų 3 žodžių – sek paskui mane. Ir nuo to momento jis palieka viską, nemąstydamas, nesvarstydamas, neskaičiuodamas, palieka viską ir eina paskui Jėzų. Dvasinė pratyba, kurią verta savo būtų pritaikyti, ją atlikti, tai išgyventi galbūt adoracijos metu, kad Dievas tavimi stebisi. Begalė, aš manau, yra argumentų, kodėl jis galėtų nesistebėti tavimi. Ir begalė dalykų, kurie tau pačiam nepatinka, galbūt tavo išvaizda, o tai labai dažnai tavo pasiekimai, dar dažniau. Nepatinka tavo praeitis, tavo istorija. Ir tu norėtum viską neigti, ištrinti, pamiršti apie visą tai. Bet išgyventi, kad tavimi Jėzus stebėsi, nepaisant tavo visų tų argumentų, kodėl tave neverta mylėti. Tai Dievui nėra argumentai, tai visai ne argumentai. Kūrėjas ateina pas savo kūrinį. Jeigu, pavyzdžiui, tu kažko domiesi ir tu labai mėgsti, pavyzdžiui, žinau, man dabar pavyzdys yra technika, mašinos, nežinau, motociklai kažkokie. Jeigu tu tikrai domiesi ir tu mėgsti remontuoti, domiesi galbūt kažkiek istoriją, ir tu matydamas kažkokį sugadintą daiktą, mašiną arba kitą transporto priemonę, tu, mylėdamas techniką, tu norėsi remontuoti, tu matysi potencialą. Taip, tu matai ten sugadinimus, tu matai tą, bet kartu tu matai potencialą, kad tai gali būti labai fainas daiktas. Ir tu atkurdamas tai, dar labiau džiaugsis to daikto, negu būtų nusipirkęs idealų arba naują. Manau, kad suprantate, apie ką eina kalba. Kiekvienas, kas ten kažko domisi, tai tą savo sritį į būtent tos daiktus žiūri ypatingai. Ir Dievas mato žmogų būtent ypatingai. Ir čia būtent eina kalba apie tą pavydą, kai pradedam pavydėti, kad tas neužtarnavo, jis neturi teisės būti taip mylimas. Ar ne? Aš tai uždrausčiau Jėzui mylėti taip nusidėjėlius, kažkas būtų pasakęs. Bet neuždrausim. Tai labai draudžiam patys savo. Labai dažnai apie taip kalbėjom kažkada apie
Ta yra pas mane toks irgi įrašas apie laimę. Ten yra apie tai, kai mes draudžiam būti laimingiems ir draudžiam, kad mus mylėtų. Bet skriaudžiam patys save. Nežinau, ar bus pratesimas, nes ten yra dar labai fainas tęsinys šitos Evangelijos ir ten eina kalba apie pasninką. Galbūt ir aš eisiu. Tai ačiū, kad tiems, kas klausėsi. Gerą dieną, kas nutarė užsukti į šį kanalą, pasiklausyti įrašo šito. Ir